Ne. Ir eilinį kartą tas. Dabar transliacija vyksta. Labas rytas visgi. Ir aišku, natūralu, kad knygos teatras yra knygų mūgiai ir mes turim nuostabę šiandien viešinę. Ir vėlgi labai netipiškai jaučiamės, nes turime kalbėti į mikrofonus. Sako, mikrofonai pritrauks masę žiūrovų, kurie čia... Kol kas turime dvi žiūrovės. Dvi žiūrovės turime. Turime dvi prabangės žiūrovės, kuo labai džiaugiamės, ir fotografą. Kuo vardu mūsų mielos žiūrovės? Kuo jūs vardu? Inga ir Skaistė. Ir fotografą reikia paklausti. O fotografas... Žygimantai, teks iki pat galo būti kokias 45 minutės. Nuostabu. Inga, Skaistė ir Žygimantas. Labai gerai. Na, bet vis dėlto mūsų gretos kaupėsi. Na, aš nežinau, ar verta dar pristatinėti Beatą Nicholson. Na, aš nežinau, ką galėčiau naujo pasakyti apie Beatą. Tai nieko ir nereikia sakyti, geriau kalbėkime apie knygas. Knygos teatras, knygų skaitiniai, knygų mugė. Gerai, gerai, Beata. Ką jau čia mane pristatinėti? Gerai, Beata, knygų mugė tau šventė ar darbas visgi? Oi, vis tik knygų mugė man šventė. Nors dar galėčiau pasakyti, darbas man yra šventė. Tai ir knygų mugė yra šventė. Aš jau knygų mugėje dalyvauju, turbūt bus kokie 7 metai, o gal... Taip, 7 metai, nuo pat mano pirmosios knygos išleidimo. Ir aišku, anksčiau ateidavau tik tai kaip dalyvė, knygų pirkėja ir skaitytoja, o 7 metus pastaruosius, turbūt be pertraukų, esu čia kaip autorė. Esu knygų mugės gerbėja ir manau, kad tai yra fenomenas, kuris turbūt neprilygsta nei vienas kitas miestas. Na, pavyzdžiui, Londone irgi vyksta Londono mugė knygų, bet jinai tikrai nėra tokia svarbi pačio miesto gyventojams, kaip yra, tarkim, Vilniaus knygų mugė svarbi Lietuvai ir Vilniaus gyventojams. Bet per tuos 7 metus, tiems, kas dar nežino, kiek esi parašiusi knygų ir pristačiusi? 7. Šiais metais pristatau 7 knygą. Taip, ne, kartais būdavo pertraukų, buvo pertrauka, nes tiesiog, tiesą sakant, aš knygas rašau nuo 2008 metų, tai beveik bus tuo 10 metų, tai galima sakyti, kad per 10 metų 7 knygos. Turbūt tradicinis klausimas, kas paskatino parašyti pirmąją knygą? Pasiūlymas. Pati niekada nebūčiau nei komercis, nei nieko. Iš tikrųjų, pirmajame pasiūlyme, kurios laukiau iš dabartinės ir tuometinės žmonių redaktorės Dainos Žemaitytės, ji man tiesiog parašė e-mailą ir paklausė, ar aš nenorėčiau, nes aš jau buvau pradėjus rašyti kulinarinį blogą, ir jinai manęs paklausė, ar aš nenorėčiau parašyti knygą. Tai kulinarinę. Tai aišku, aš buvau labai nustebus ir jūs ką, išprotėjot? Tai normalus turbūt dabar, kai jau knygų rašymas yra toksai, žmonės galų galia išdrąsėjo ir kiekvienas galų galia patikėjo, kad anglai turi tokį pasakymą, kad kiekvienas žmogus savyje nešiojasi po knygą. Na, galbūt ne iki 100% yra tai tiesa, bet kokiu atveju dabar žmonės yra drąsūs. Ir džiaugiuosi, kad taip yra, dėl to, kad yra didelis pasirinkimas ir kiekvienas gali rasti tai, kas jiems yra artimiausia. Bet man tuo metu atrodė, kad rašyti knygą yra labai didelis dalykas. Žinai, Beata, aš esu nerašantis žmogus ir man dar po šiai dienai atrodo, kad rašyti knygą yra labai didelis dalykas. O kodėl kulinarinė knyga? Dėl to, kad tuo metu man pasiūlė rašyti kulinarinę knygą, nes aš tuo metu rašiau kulinarijos blogą ir turbūt tai buvo niša, kuri dar buvo ganėtinai tuščia. Tokia man pačiai buvo, aš gyvenau Londone tuo metu ir man buvo keista, kad mes Lietuvoje neturime nuosavų autorių žmonių rašančių apie maistą. Buvo verčiamos tik tai knygos iš užsienio kalbų, kulinarinės knygos. Nes bet kokiu atveju maistas yra ganėtinai toks intimus dalykas, kuris yra būtent būdingas tai šaliai. Negi galima kartais parašyti knygą ir kulinarinę knygą tam tikro regiono, nes tai tiesiog ta patirtis yra tokia panaši, nes tai, ką valgome mes, nebūtinai, nors, tarkim, Jamie Oliver knygos, kurios aš irgi labai mėgstu ir jį mėgstu kaip autorių,
buvo išverstos dar prieš mane, bet tai, ką rašiau aš, buvo artimiau lietuviškam skrandžiui, skoniui, supratimui, negu tai, ką rašė Džeimis, dėl to, kad mūsų ar Didžiosios Britanijos patirtis ir galų gale produktų pasirinkimas yra skirtingas. Bet gerai, tai kodėl kulinarija? Tai ar tu buvai tas žmogus, kuris buvo pamišęs dėl maisto gamybos, ar tiesiog tik dėl to, kad tai buvo tuo metu užsienyje populiaru? Ne, tikrai ne. Aš studijavau žurnalistiką ir buvau baigusi žurnalistikos bakalaurą ir ryšių su visuomenė magistrą ir tiesą sakant, aš dirbau televizijoje kaip reporterė ir laidų vedėja ir kai aš ištekėjau ir pradėjau daugiau laiko leisti Anglijoje, Londone, aš turėjau savo atsakyti į klausimą, kasgi yra ta kita sritis, kuri man vienodai įdomi, džiuginanti, traukianti kaip ir žurnalistika. Ir tas sritis buvo maistas. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad aš galėčiau pakreipti savo žurnalistinę karjerą tą kryptimį, kad aš galėčiau tiesiog tapti virtuvės arba maisto žurnalistė. Žmogus, kuris rašo apie maistą, nes maistas man visuomet buvo artimas sritis, aš visuomet gaminau, visuomet mėgau skaniai pavalgyti ir pavaišinti draugus. Ir galų gale, būdama Anglijoje, atradau tokį iš viso netgi terminą kaip maisto žurnalistas arba žmogus rašantis apie maistą. Dėl to, kad ten tuometiniai žurnalai, laikraščiai, spauda, netgi visi turėdavo savo maisto žurnalistus, savo autorius, kurie kiekvieną savaitę rašydavo tam tikrom temom. Beata, trumpai tave nutrauksiu, nes kadangi gausėja žmonių, tai noriu pristatyti, kas čia dabar šiuo metu vyksta. Tai yra knyga plus kava lygų knygos teatro skaitymai live stream. Turime svečiuose nuostabią moterį, žavingą damą Beata Nicholson. Kas turite klausimų, kreipkitės internautams, kurie šiuo metu stebi tiesioginį eterį. Taip pat galite rašyti klausimus, pastebėjimus, naudokitės progą, kad turim, nežinau. O kaip mes turim galimybę tai padaryti? Reikia pasižiūrėti, kaip čia eina ta transliacija. Beata pasižiūrės, ar tikrai vyksta ta transliacija ir kaip jinai vyksta, patikrinsim. O tuo tarpu iš tikrųjų galite net užduotis jums. Mes tokį truputėlį žaidimą su Beata darysim, turime nuostabią jos knygą, ką tik išleistą, ar ne? Ir iš šitos knygos, jeigu jūs parašysite puslapį, mes tokį turim kaip dienos sentenciją arba kredo, parašę puslapio numerį, mes arba skaičių tiesiog parašykite ir mes atvertę, paskaitysim, kasgi šiandieną mums gresia, koks receptas. Aš nemoku naudotis. Aš visiškai nebestipri. Aš matau, kad tu mūsų knygos teatro puslapyje esi. Taip. Matau, kad va, čia yra jūsų pristatymas, mūsų spektaklis vakar, kuris vyko Anykščiuose. O kur kitas bus jūsų spektaklis? Mūsų kitas spektaklis tai bus jau kitą savaitę Marijampolėje kovo 2 dieną. Tai visus marijampoliečius labai skatinu. Tiketos LT, žinau, yra kioskelis, ne kaip taip galima vieta, kurioje tikrai šiandieną galite įsigyti bilietų su 20% nuolaida. O, matau. Ne, mes esam parodyk jiems. Lai. Štai aš viską radau. Trampam. Va. Palaukit. Ką tu čia dabar darai? Taip, aš dabar irgi palaukit padalinsiu. Bet mes tokias ten sulėtintos truputėlį. Taip. Transliacija. Taigi, skatinu visus rašyti, klausti, apdovanosime, mylėsime, gerbsime, žodžiu, dar kalbėsime apie 30 minučių, o paskui, jeigu bus klausimų po laidos, visus norinčius prašau klausti ir sakau, kas domina, prašau čia nais pas mus. Kokios šiuolaikinės tos technologijos? Gerai, bet grįžkim prie knygų. 7 knygos. Kaip tu semiesi idėjas 7 jėgoms apie tą patį maistą? Aš norėčiau pasakyti taip, kad aš iš kur semiuosi idėjų, tai iš gyvenimo, iš kažkur, bet labiausiai ir daugiausiai ir produktyviausias autorius visoje knygų mugėje ir knygų mugės istorijoje yra Algimantas Čekuolis, kuris dar daugiau knygų yra parašęs, su daugiau teksto negu mano. Ir aš vienais niekada nepamiršiu prieš, 5 ar 6 metus, prieš keletą metų, Algimantas buvo ir mano dėstytojas ir aš jį pažįstu ir labai gerbiu. Ir aš jo klausiu, mielas Algimantai, iš kur jūs semetės tiek daug įkvėpimo, būtent lygiai pakartojau tą patį klausimą, kurį paklausai manęs čia, nes iš tiesų jisai tikrai parašo daug knygų ir su daug teksto, analizės, informacijos ir jisai sako taip,
Nu, tu man pasakyk, ar sunku per dieną parašyti vieną puslapį? Jinai mano dabar paėmė špargalkę, atiduok. Kas čia parašyta? Šitais klausimai tau. Aš sakau, nesunku. Tai sako, tai va taip aš ir parašau tas knygas. Kiekvieną dieną po puslapį ir taip tada gimsta knygos. Iš tikrųjų, norint, kiekviena ilga kelionė prasideda nuo mažo žingsnio. Ir lygiai taip pat ir aš ir turbūt nežinau, galbūt kiekvienas autorius turi savo skirtingą metodiką. Aš nežinau, aš niekada nerašiau romano, neįsivaizduočiau, kaip tai reikėtų padaryti. Bet aš rašau savo blogą, tinklaraštį nuo 2008 metų. Tai jau 9 metai. Ir tikrai ten esu tiek visko prirašius ir kartais net stebiuosi, kiek ir atsimenu dalykus, kuriuos jau pamiršau. Ir iš tiesų, jeigu darai kažką nuolatos, kasdien nesustojant, tai tikrai gali užlipti į tą didelį kalną, pasiekti didelį rezultatą ir kažką tai, kad turėtum ką parodyti. Taip kad maži žingsniai ir nuolatinis darbas. Toks vat receptas. Prieš susitinkant aš Beatos paklausiau, kaip jautiesi. Tai Beata man tiesiai atsakė, žinai, aš turbūt sekantį knygą, kurią aš rašysiu, tai bus apie nėštumą ir apie tai, kad jinai jaučiasi puikiai, tai mes visiems galim dabar Taip, o Lietuvoje visi labai mėgsta moterį, kuri laukėsi arba ką tik susilaukė kūdikio, pasodinti į tokią vargšelės kėdutę. Vargšutė, tu kaip tu jautiesi? Tai sekanti knyga apie nėštumą? Arba ką maitintis nėščiai? Galbūt, bet iš tikrųjų aš manau, kad mes, žmonės, neretai vieni kitiems primena tokias etiketės ir užduotis ir netgi patys galėtumėm būti daug stipresni, galingesni, daugiau padaryti, jeigu neužsidėtumėm kažkokių tai stabdžių ir vartų, kurių mums nereikia. Nes manau, kad labai daug žmonių neišnaudoja savo potencialo dėl daugelio dalykų, dėl kitų primestos nuomonės, dėl savo kažkokio tai tingumo ar drovumo, galų gale dėl kitų nuomonės. Ir labai daug žmonių tiesiog, angliškas yra toks labai geras pasakymas, wasting. Iššvaisto savo gyvenimą, nenuveikia nieko ypatingo, ne dėl to, kad jie nesugebėtų, bet dėl to, kad jie pernelyg daug kreipia dėmesį į tai, ką pagalvos kiti. Tiesiog neišdrįsta, ar ne? Taip. 3 dalykai, kuriuos tu padarai atvažiavus į knygų mugę. Na, tarkim, turbūt jau vakar buvai, nes mačiau iš tikrųjų internete. Aš buvau jau ir ketvirtadienį, ir penktadienį. Ir tiesą sakant, kiekvienais metais man knygų mugė prasideda ir baigėsi panašiai. Aš susitinku tiek žmonių, kad net nesugebu jų atsiminti. Niekur kitur aš nesijaučiu taip gerai, tokia laukiama. Žmonės taip džiaugiasi matydami mane. Ir man taip malonu sutikti žmonės, kurių nemačiau metus ar keletą metų. Pamatyti visą tą ūžėsi, visą tą gerą idėjų apsikeitimą ir judėjimą, kuris vyksta būtent čia. Tai aš paprastai šiais metais, aš tikiuosi sulaužyti šitą taisyklę ir, nes dabar stengiuosi gyventi mažiau yra daugiau, naudojantis principu, ir aš visuomet prisiperku labai daug knygų. Labai daug knygų. Ir aš... O kiek tas daug yra? Daug tai reiškia 20, 30. Daug. Tai yra daug. Ir aš dabar supratau vieną tokį dalyką, kad aš dabar randu knygų, kurias nusipirkau prieš 2 metus, ar prieš 1, ar prieš 3, kurių aš neperskaičiau. Ir aš tiesiog jas turiu, kaupiu. Tai aš šiais metais savo sakiau, kad nusipirksiu tik tai 3 knygas. Ir tie 3 dalykai ir bus, kurie bus padaryti. Viena knyga nupirkta, 2 ir 3 knyga. O šiaip aš visą laiką tik tai sėdžiu savo stende ir bendrauju su savo skaitytojais. Turim klausimą iš internautų, suprantu, garsiai sakykite ir klausite, aš perklausiu. Kokiu būdu nusprendžiate receptus dėti į savo knygą? Kaip, kokiu būdu? Na, žodžiu, labai paprastai. Iš tikrųjų, mano paskutinioji knyga tai
Viskas suskaičiuota, vadinasi, čia iš skaičių sistemos. Taip, iš skaičių sistemos. Taip. Iš tikrųjų, geriau, mažiau, daugiau. Nusprendžiu dėti, yra maždaug, sakyčiau, kokį 20-30% receptų, kurie pasilieka už borto. Ir dėl to, kad arba netelpa, ar tiesiog netinka. Bet nusprendžiu dėdu tuos, kurie man labiausiai patinka. Tiesiog, lygiai taip pat, kaip nusprendi, kokią užsidėti suknelę iš ryto, tokią, su kuria geriausiai jautiesi ir kuri tau labiausiai patinka tuo metu. Tai lygiai taip pat ir su receptais. Labai gražiai apipavidalintos tavo knygos, nes aš dabar truputėlį perverčiau, kartais aš galvoju, man užtenka, žinai, kaip kai kuriuos žurnalus, užtenka tik tai pasižiūrėti nuotraukas ir realiai jautiesi pasimaitinęs ir pabuvęs tame. Apsipirkęs, tai man mikrofonas nukrita, to aš pagalvoju. Gerai, klausimai. Esate, tokia netipinė šeima, tarptautinė šeima, ar ne? Ir klausimas būtų toksai, kokia kalba skaitai knygas vaikam? Jeigu skaitai, pirmas klausimas, ar ne? Antras klausimas, kokia? Žinoma, kad skaitau ir skaitau kiekvieną vakarą, ypač savo sūnų Jurgiui, kuris yra, Izabelė, tai jau jai yra 10 metų, jinai pati turi savo skaitimo metodus ir skaito visai nemažai, džiaugiuosi. Bet sūnus labai mėgsta, kad aš vis dar jam paskaityčiau, tai aš skaitau jam tikrai kiekvieną vakarą, net jeigu yra vėlu ir jau po miego laiko, pavyzdžiui, vakar mes pažiūrėjom visi filmą ir aš nuėjau 10 valandą atsiguliau, pradėjau skaityti savo naują žurnalą. Ir tada atėjo Jurgis ir sako, mama, noriu, kad man paskaitytų. Nu, sakau, aš jau į tavo lovą neisiu, tai tu ateik pas mane. Tai jisai atsinešė knygą, atsigulė ir mes skaitėm. Mes skaitėm beje labai tokią populiarią knygą, Darbėnai, ką žmonės veikia visą dieną, visi žino šitą knygą. Aš nežinau, kas tai yra. Yra tokia knyga. Čia vaikams, o? Tai vaikam knyga. Bet aš sakau, Jurgi, čia reikia daugiau žiūrėti paveiksliukus negu skaityti. Sakau, atneš kokią kitą knygą. Tada jisai atnešė Kastyčio Kasperavičiaus Meškelionę. Tai tada paskaitėm Meškelionę. Ir šiaip mes kartais skaitom porą, trejetą knygų. Kartais skaitau, aš labiausiai mėgstu skaityti lietuviškai Jurgiui ir skaitau lietuviškai ir kartais paskaitau angliškai. Bet pirmoje vietoje lietuviškai. Ta prasme, ir Jurgiui angliškai paskaitai. Supratau. Aš norėjau tik paklausti, ar tėvelis neprieštarauja, jeigu ištisai skaitytum tik tai lietuviškai. Ne. Anglų kalba reikia suprasti tokį dalyką. Yra dominuojanti kalba. Ne veltui ji taip sėkmingai įsitvirtino visame pasaulyje. Tai yra dėl tos kalbos prigimties, nes kiekviena kalba be abejonės turi savo melodiją, savo ritmą, savo stilių, savo taisyklės ir anglų kalba yra be jokios abejonės dominuojanti kalba. O kaip jūs kalbat namuose? Aš su vaikais lietuviškai. O tėtis angliškai? O tėtis angliškai, savai skaitomai. O kiek tėtis laiko jau gyvena Lietuvoje? 4 metai. O moka lietuviškai? Jis gali pasakyti keletą ten kokių nors dalykų. O supranta? Supranta daugmaž apie ką eina kalba. Supratau, turime dar klausimų internautų. Koks mėgstamiausias Beatos Nichols? Aš turiu prisipažinti, kad neturiu mėgstamiausio autoriaus. Kai buvau vaikas, tai perskaičiau turbūt visas Astridos Lindgren knygas. Bet dabar, kai esu suaugęs žmogus, nesu iš tų žmonių, kurie, tarkim, turi išsirinkę savo mėgstamą autorių. Ar tai būtų ten, žinau, labai populiarus yra ten tas Joe Nesbo, ar koks tenai, dar John Grisham, ar dar ten kažkokie tai yra autoriai. Ir tada skaito non-stop visas to autoriaus knygas. Tai aš neturiu tokio autoriaus. Ir aš tiesiog skaitau knygas pagal kas man ateina iki manęs ir neturiu. Galbūt kažkada išsivystys man toks prielankumas būtent kažkokiam tai vienam rašytojui, bet dabar negalėčiau įvardinti. Aš sakyčiau, vaikystės knyga? Vaikystės knyga? Ronja Plėšiko duktė arba Mes Varnų saloje.
Irgi Lindgren. Taip, Lindgren. Aha, atsinešiai kažkokią knygelę pademonstruoti, ką dabar skaitai. Taip. Stalo knyga, ar ne? Stalo knyga. Aš norėčiau pasakyti, kad mano labai mėgstamas autorius, kalbant apie mėgstamus autorius, yra Nijolė Marcinkevičienė, kuri yra nudirbusi labai daug lietuvių kultūros, tautosakos ir senų receptų, papročių išsaugojime. Ir jos naujausia knyga, kurią beje aš buvau jos pristatymė ketvirtadienį, tai yra Iš lauko į namus, laukiniai augalai tradicinėje mityboje ir buityje. Tai ją išleido Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Tikrai labai gera knyga, žinynas, galbūt tai nėra kaip romanas, kurį norėtum arba reikėtų perskaityti nuo pradžios iki pabaigos, bet tai knyga, kuri patiktų ir tiktų ir jaunam, ir senam. Lietiniai blyneliai, pavyzdžiui, su gelvalapės. Tai čia yra receptai, ar ne? Tai čia yra šiek tiek ir receptų, bet daugiausiai čia yra aprašyti įvairūs laukiniai augalai ir jų naudojimas lietuvio gyvenime, buityje ir panašiai. Ir dar vieną tokį pasakysiu labai įdomų dalyką. Labai negražiai yra išleista, aš irgi matau, taip per petį tau. Ir nuotraukos, ir įvairios, tarkim, ir piešinukai, aprašytos ir piešinukai. Ir čia yra įterptas, kai kur, ranka, toks kaip ranka rašyta, nebūtų šriftas toks. Tai čia, žinokite, yra skaitmenizuotas Čiurlionio rankos. Parodyk. Taip. Čia dizainerė knygos, jos... Taip rašė Čiurlionis. Taip rašė Čiurlionis. Čia yra skaitmenizuotas Čiurlionio rankraštas. Šitai sekantį klausimą, nes matau dar internautai turi, bet aš dabar tokį labai ekstra klausimėlis užvirė galvoj. Sakyk, dabar yra tikrai, kaip tu sakai, žmonės drąsūs, rašo daug, ar ne, rašo apie viską. Konkurencija šitoje srityje ir ypač apie kulinarinės, matote, nebeužtenka turėti tik idėjos, neužtenka temos turėti, bet jau mes labai daug žiūrime, kaip jinai pateikta ta knyga, labai daug yra jau, matote, visokių tokių subtilybių atsiranda. Ar didelė konkurencija? Ar tu ją jauti, ar tiesiog kiekvienas dirba savo darbą ir visiems tos vietos pasaulio užtenka? Tikrai be abejonės yra išleidžiama labai daug kulinarinių knygų. Ir aš jokių būdų nežiūriu į visus naujus autorius kaip į konkurentus, dėl to, kad taip jausdamasis gali išprotėti. Todėl aš visuomet laikausi savęs, kas aš esu ir ką aš darau, ir darau tai, kas man patinka, tai kaip aš įsivaizduoju, nesidairydama į kitus, dėl to, kad esu įsitikinus, kad iš tikrųjų dabar mes gyvenam tokiais pasirinkimo laikais, kai kiekvienas gali išsirinkti tai, kas jam tinka ir yra artima labiausiai. Ir turbūt svarbiausias yra dalykas tai nebandyti įtikti visiems, o išlikti ištikimam savo. Auksinė taisyklė, turim klausimą ir klausimas koksai iš internautų. Kokia mėgstamiausia Beatos vaikų knyga? Labai sunkus klausimas, dėl to, kad čia lygiai taip pat kaip visuomet reikia išrinkti tą vieną kažką. Yra turbūt tik tai keletas sričių, kai gali išrinkti, yra viena mama, vienas tėtis, bet knygų yra labai daug. Tai išsirinkti vieną knygą iš tos gausybės būtų beveik neįmanoma. Sakyčiau, kad mano dukra, jis skaito tokią įvairiausią paauglių literatūrą, aš net nežinau, ten visokios serijos yra tų knygų, net nežinau, kas tenai autorius. O mano sūnui, kad ir ta pati minėta, ką žmonės dirba visą dieną, Richard Scarry knyga, jinai turbūt yra tarp mėgstamiausių. Supratau, tai dukrai galėsime tiesiogiai parašyti laiškelį ir užklausti, ką jinai šiuo metu skaito, o dėl sūnaus viskas aišku. Turime skaityti, nes jau matau, kad visi mums reikia ir mes turime skaityti. Šiandien žaisim žaidimą, skaitysim Pakalnučių metai, jau matote, ne veltui, kadangi praeitais metais lapkričio 14 dieną Knygos teatras pristatė Lietuvai ir Vilniui premjerą pagal Pakalnučių metų Jurgos Ivanauskaitės novelių kūrybą. Tai šiandieną imame Pakalnučių metus, verčiame bet kurį atsitiktinį puslapį ir skaitome. O aš
prieš pradedant skaityti, Redita, norėčiau pasakyti, kaip iš tikrųjų žaviuosi ir sveikinu ir džiaugiuosi knygos teatro veikla, kad jūs tokias puikias knygas kaip Jurgos Ivanauskaitės Pakalnučių metai išnešat, parodot ir padalinat Lietuvai, ne tik tai Vilniui, nes tai yra dalykai, kuriuos mes kartais pamirštam, o tai yra klasika ir turime tiesiog džiaugtis tuo, kad turim tikrai nuostabių puikių rašytojų ir, mėlyjeji, žinot, knygos teatras keliauja po Lietuvą. Nepraleiskit progos, nes čia yra tikrai svarbus ir geras dalykas. Taip. Dėkui labai, Beatai, o dabar skaitome. Taip, aš atsiverčiau labai tokį namas užmiestyje. Būtent apie regionus, apie tai, kokią veiklą vykdo knygos teatras. Na, vienu žodžiu, mintis šiandien ir kredo kybo ore. Labai gerai, tai aš skaitau. Sėskite į 215 autobusą, važiuokite iki galo, čia išlipkite, apsidairykite. Vienoje kelio pusėje platus, padumavę laukai su alkanų paukščių debesimis. Atsiskyrėlis medis tylioje erdvėje, kitoje pusėje jaunas, velniškai tankus pušynas. Eikite pušynų per pilkas samanas, sausos medžių šakos kabinsis jums už drabužių. Kelis kartus nusikeiksite užkliudę už nedidelių kelmukų aštrių lyg driežo dantis. Ir staiga išeisite į pievą, aiktelėsite ir prieję oazę. Pieva kaip ir visos, vešli, žolė traukte traukia, griūti veidų jos alsiai kvepiančią vėsumą. Jūs taip ir padarote. Iš pradžių gulite užsimerkę, kai praverėte akis, regite, jog viskas aplinkui juda. Žolių stiebai, miniatiūriniai vabalai, kirmėlės, neprasiskleidę žiedai, jūs verčiatės ant nugaros, dangus suvokia, kaip jums reikalinga jo pulsuojanti gelmė. Jūs atsisėdate žolėje ir tada išvystate tą namą, neproporcingai siauras ir ištisęs 2 aukštis užkaltais langais. Kaip jūs jo nepastebėjote, vos įžengė pievon. Jūs atsistojate. Aš atsisėdau žolėje ir tada išvydau tą namą. Žinai, iš tikrųjų tokiam šurmulyje labai sudėtinga susikaupti, bet, na, nors keliom sekundėm aš iš tikrųjų pasijutau tenais toj erdvėje, apie kurią tu skaitai. Tai aš manau, kas norės sužinoti tos novelės pabaigą, pasiims Jurgos Ivanauskaitės Pakalnučių metus ir patys paskaitys. O aš tuo tarpu noriu paskaityti iš Beatos naujosios knygos. Noriu puslapį sužinoti. Puslapis, sakykite skaičių, žiūrovai. Mūsų 5. Žinokite, jau šią savaitę 2 kartą žmonės pasakė 5. Ir žinot, kas 5 puslapį dažniausiai būna pratarmė. Nagi, bandom žiūrėti, argi tai nebus tai? Pratarmė. Ne. O, labai gerai. Skiriu Odetai. Na, receptą šiandien neišgirsite, bet tada nusipirksite knygą Beatos ir paskaitysite ir pagaminsite ką nors gero šiandieną. Taigi, skiriu Odetai. Diskutuojame apie judėjimo svarbą, aptarinėjame socialiniuose tinkluose kažkieno paviešintą nuotrauką, kurioje matyti, kad žmogaus kūnas pastaruoju metu nebuvo veltui laikomas ant sofos, na tiesiog čia ir dabar, o gražiai judinamas sporto salėje su asmeniniu treneriu. Gal tikrai reikia samdytis asmeninį trenerį? Visai nerimtai, sako mano sesuo, sportuojanti 5 kartus per savaitę. Odeta, išprotėjai. Manau, kad būtų geriausia, jei treneris dar į namus atvažiuotų. Rimtai sakau aš. Nes, kaip žinia, visiems labiau pritingintiems reikia kokių nors papildomų priemonių. Taip ir bus. O tas treneris būsiu aš. Dabar jau garsiai kvatoja Odeta. Ir tai yra tiesa. Mano sesuo Odeta yra geriausia mano trenerė. Iš jos visada semiuosi įkvėpimo. Ji nuolat mane skatina labiau rūpinti savimi ir artimaisiais. Odeta man yra ir ryžto, sveiko užsispyrimo, laiko planavimo pavyzdys. Todėl šią knygą skiriu jai. Taigi, knyga parašyta, o aš laukiu asmeninių treniruočių namuose. Ačiū, Odetai. Va, prašau, kaip geras sutapimas.
5 puslapis mūsų ištikimiausias žiūrovas. Aš iš tikrųjų manau, kad vėlgi, tai ta mintis iš tikrųjų ir toks palinkėjimas ir sesiai, ir padėka sesiai, aš manau, kad galėtų visą šį savaitgalį lydėti mūsų. Iš tikrųjų toks labai graži sentencija pamastyti apie draugus, šeimas, artimuosius šitoje visoje maišatinėje, iš tikrųjų visoje šitoje, iš tikrųjų internetinėje plotmėje. Žaidimai dar keli. Klausimą dar turim. O, viešpatie, dar klausimas. Na, šiandien labai daug klausimų. Koksai mėgstamiausias Beatos patiekalas? Aš esu sulaukusi ne kartą šito klausimo ir esu paruošusi jau atsakymą. Dėl to, kad ilgai galvojusi, nusprendžiau jau senokai, kad mano visų laikų mėgstamiausias patiekalas yra burokėlių sriuba. Paprasta, elementaru ir iš tikrųjų burokėliai žiauriai sveika. Ir dabar, labai, netgi dabar labai madinga, visi valgo burokėlius. O žiemą, kai nėra šitų natūralių vaisių, žalumynų, tai kilogramais perka ir valgo burokėlis. Ekspres kava, toksai trumpas žaidimas. Tiesiog su pasąmonė pasakau 2 žodžius ir išsirinki kuris, ar ne? Sportbačiai ar bateliai? Odeta. Nu tikrai bateliai. Sportbačiai. Gėlės ar vaisiai? Gėlės. Šokti ar dainuoti? Ir šokti, ir dainuoti. Na, truputėlį palaukim, šiuo metu susilaikykim. Dainuoti. Rankinė ar kuprinė? Visą laiką buvo rankinė, bet dabar atsirado kuprinė. Žinok, visos moteris dabar atsiverčia laptopus, vaikšto su žemakulniais bateliais ir su kuprinėmis. Tai čia pasaulinė tendencija. Taip. Miestas ar kaimas? Kaimas prie miesto. Namelis už miesto. Gerai, rašyti ar skaityti? Ir rašyti, ir skaityti, nu kaip kitaip. Ir tas, ir tas. Literatūra ar kinas? Ir tas, ir tas. Kinas, o vakare prieš miegą literatūra. Na, čia tu taip gudriai. Juoda suknelė ar džinsai? O džinsai, aš viso neturiu juodų suknelių. Čia mėlyna tamsa. Gerai, dizaineriai išgirdo, tuoj dabar Beatai prisiūsiu juodų suknelių, faktas. Ne, aš juodos spalvos nenešiu. Gerai, tai suknelės tik ne juodos. Tamsiai mėlynos. Tamsiai mėlynos, mano irgi dabar laikotarpis tamsiai mėlynos. Šiandien tik tai užsidėjau, kad ryškesnė būčiau. Bet labai graži tai. Dėkui, tavo labai gera, gili mėlyna spalva, super. Gerai, Islandija ar Zelandija? Aišku, kad Islandija. Arčiau ir buvau, nuostabi vieta. Zelandijoje dar nebuvau, kada nors. Šalta ten, gerai tau. Ne šalta, bet ten yra Dievo žemė. Nėščiosiams niekada nebūna šalta, tai viskas ok. Gerai, toliau. Lietuvių ar užsienio kūryba? Oi, lietuvių. Visuomet pirmoje vietoje lietuvių. Kava ar sultis? Oi, sultis tai negeriu, nebent jeigu sergu ir ligos patale guliu. Kodėl? Nu, kas čia sultis? Cukrus. Nereikia sulčių gerti. Nesveika. Jau antra lygiai tą patį sako. O kava tai silpna atskiesta. Spektaklis ar sporto salė? Oi. Nei tas dabar. Viskas, pas mus į spektaklį, po to į sporto salę, kai pagimdysi pas Odetą. Gerai. Išmintis ar protas? Išmintis. Pabaikime. Gyvenime labiausiai pasitikiu? Savimi. Liuks, labai gerai. Ar būčiau ne aš, jei ne... Čia labai taip gudriai parašyta, na, Laura čia rašė. Aš nebūčiau aš, jeigu kalbėčiau trumpai. Suprantu tave. Gerai, man labai liūdna, kai... Čia surinkėjau. Kai negaliu sugalvoti atsakymą į klausimą. Bet tai taip nebūna. Prieš tai sakai, kad visą laiką kalbi. Taip, visą laiką kalbu. Man labai liūdna. Nu, kada man čia liūdna būna? Nu, argi nebūna niekada liūdna? Nu, būna, aišku, kad būna. Nu. Man labai liūdna, jeigu aš viena namuose. Verki daug? Ne, neverkiu. Bet, kaip tik skaitau. Niekada man liūdna. Nu, man liūdna, kai žmonės yra bjaurūs. Man tada liūdna. Labiausiai ilgiuosi Saulės!
Va, girdėjot, dabar visas jau Litexpo rūmai nuskambėjo, kad Beata ilgisi saulės. Visi, man atrodo, pasilgo saulės. Šiandien iš ryto truputėlį pašvietė. Jau buvo kokie 3 rytai, kada švietė saulė. Viskas puikiai, bus tuoj pavasaris. Tai klausimas dar. Kas padeda sukurti receptus? Oi, kas padeda sukurti receptus? Receptus padeda sukurti Ievutė. Aš turiu savo nuostabę fėją, Ievą, kuri aš su kuria pasikonsultuoju ir sakau, nu Ievutė, kaip tu manai? Va čia dedam ar linų sėmenų, ar maltų kanapių? Ką tu manai? Nu ir tada vat nusprendžiam. Tai jūs neeksperimentuojat, o tiesiog sugalvojate? Mes reikia, iš tikrųjų apie maistą dar reikia ir pakalbėti labai daug. Žinai, aš turėjau... Dar mano vyras padeda sukurti, aš kartais nuo jo nusižiūriu. Nusikopijuoji. Aš turiu tokia mini greitai istoriją papasakosiu. Kažkada tai vienas vyrukas bandė nustebinti ir iškepti kiaušinienę labai seniai. Ir staiga jisai sugalvojo į kiaušinienę pabarstyti kavos. Sakau, ką tu čia darai? Kavą barstau? O kam? Todėl, kad taip sugalvojau. Tai čia man iš tos serijos kanapės ar tos sugalvojau. Kanapės ar nusėmenis. Gerai, tvarkoju. Ne, aš kalbu konkrečiai būtent apie šitą knygą. Nes, na, ir kanapės ir nusėmenis yra super sėklos. Aha, o ten poskonis tai nėra taip svarbu. Nu, aišku, skiriasi. Aha. Gerai, aha. Negaliu ryto pradėti be... dušo ir kiekvieną rytą turiu plaut galvą. Kaip mane nervuoja, tai negaliu. Tai va. Aš neturiu tokios bėdos, nes kartą tik į savaitę atplaunu. Kaip tau pasisekė, o aš plaunu kiekvieną dieną. Siaubas. Siaubas, tai dabar visos moterys jums čia pradėjo aikščioti ir linkčioti, jo, taip, ir mes lygiai tą patį darome. Kas bedaryt, peruką, kepurę ar kažką tai. Ar tau yra galioja ta taisyklė, kad jeigu užsidedi kepurę, tai reiškia, kad galva neplauta? Ne, negalioja. Aš įsidaviau, Dieve, ant visos Lietuvos įsidaviau. Gerai, kai pamatysi su kepurė, viskas aišku, ne? Kai labai man gėda, Kai labai man gėda, tada aš bandau savo pasakyti, kad viskas bus gerai, praeis ir pamiršiu. Ir nebebus gėda ten po kažkiek laiko. Stengiuosi neimti to į galvą. Taip, gyvenam tik vieną kartą. Gyvenam vieną kartą ir vis tiek viskas praeina, kaip aš sakau. Taip, būtent. Gerai. Knyga tai poilsis, įkvėpimas, vertybė, turtas. Žodžiu, visa, kas geriausia yra knyga. Viskas, baigiau šitos žaidimėlius. Kas čia dar? Klausimai? Kur galima įsigyti Beatos? Kai pasirodys jau internete, nes dabar kol kas nėra, tik tai knygų mugėj, tai tada dauguma internetinių parduotuvių jos siunčia tas knygas į užsienį. Šiaip mano angliška knyga Taste Lithuania, kur yra angliškai parašyta, tai ji yra ir Amazonė. Nežinau, kažkaip kitų knygų neįdėjau, bet dabar labai dažnai sulaukiu iš tikrųjų šitą klausimą, tai gal reikės pagalvoti ir apie... Bet iš tikrųjų, gal čia apsisunkinti, dabar šiais laikais tikrai visą galima paštu, internetu susitvarkyti ir tikrai nereikia sukti galvos, netgi žmonės turbūt į knygynus jau mažiau vaikšto, nes gali atsisiųsti ir... Čia, žinai, čia nedrabužis, čia jo nereikia prisimatuoti, tiesiog žinai, kad reikia ir rašo mum, kad baigiam. Bet vis tiek mes taip greitai nepabaigsime. Taigi... Pagal kokią knygą norėtum pamatyti spektaklio inscenizaciją? Neturiu atsakymo, man labai liūdna, nežinau. Aš manau, kad jūs labai teisingai renkatės, bet kokiu atveju. Ir turbūt visuomet pirmenybę teikiate, suprantu, kad lietuvių miesto literatūra. Tai linkiu, kad ši knygų mugė atneštų kažkokį tai kabliuką ateities spektaklį.
Tai aš su to palinkėjimu dar kartelį visiems paanonsuosiu, kokie spektakliai laukia šį mėnesį. Tai kovo 2 dieną Pakalnučių metai yra Marijampolė, kovo 5 dieną Pakalnučių metų skaitymai yra Geldaugiškio dvare. Na, taip, knygos teatras būtent tokią netradicinę veiklą vykdo. Mes dažnai stengiamės netradicinėse erdvėse vaidinti. Principas tas ir mintis yra tokia, kad būtent tose vietose, kaip traukos objektas, ta vieta iš tikrųjų dar kartelį gali pagilinti pačią literatūrą ir žmonės, kurie ateina, galų gale pamato, kokias vertybės jie turi. Jie gal pro tą dvarą jau 100 kartų vaikščioja, bet jie neužeina ir nepamato, pavyzdžiui, literatūros inscenizacijos. Kovo 9 dieną Pakalnučių metai Rokiškyje teatrų festivalyje, tai rokiškiečius labai kviečiame, ten būsime ir vertinti, pažiūrėsim kokias nominacijas. Rokiškio dvare? Ne, Rokiškio ne visą laiką turime tokią galimybę dvare vaidinti, dėl to būna tas tradicinis jau 20 kažkelintas, iš tikrųjų vienas seniausių festivalių Lietuvoje, profesionalių teatrų, ir žiūrėsim, ką mes gausime tam Rokiškyje, kaip mus įvertins, o kovo 14 dieną Pakalnučių metai Tauragėj, būtent žemaičiams ši žinutė, tai jeigu galite atvažiuokit laisvę. Marijampolė, Rokiškis, Tauragė. Taip, ir šiandieną, būtent kas čia esantis kas mus girdi, galim nueiti į Teatrai LT vietą ir iš tikrųjų įsigyti bilietus su 20% nuolaida. Viskas pareklamavau. Noriu visiems priminti, kad skaitimas tai yra būdas bendrauti ir noriu padėkoti Beatai, kuri tikrai praturtina mano šiandien dieną. Noriu jai padovanoti mūsų rėmėjų dovanėlę. Ir būtinai mes rašysime žodžius į dienoraštį. Jums padovanoti jūsų galbūt Facebooko gerbėjams, kurie knygos teatrą yra pamėgę ir kurie ateis į spektaklius, aš užrašysiu ir padovanosit savo žiūrovams. Dovanos, įsivaizduoti, aš net neįsivaizduoju, ką reikės dabar padaryti. Eikit, prašau, į knygos teatrą, švieskitės, kultūrinkitės. Koks klausimas buvo labiausiai intriguojantis iš internautų, mes jam padovanosim su autografu Beatos knygą. O į visus atsakėm? Į visus atsakėm, bet žinot, ką mes padarysim, mes paskui Jūs pačios nuspręsit, gerai? Po laidos, jo. Taip, ir iš tikrųjų jau kažkas gauna šiandien dovanų. Labai dėkoju visiems, kas mūsų klausė, gražios dienos, gero savaitgalio, mes dar rytoj 10:30 taip pat būsime čianais ir kalbinsime kitą damą, Dovilę Filmanavičiūtę. Taigi, kas rytoj galite prisijungti prie mūsų, žiūrėkite online gyvai 10:30 ir kiekvieną trečiadienį, kas jau knygų mugėj mūsų nepamatys, tai kiekvieną trečiadienį 10:30 įsijunkit mus. Stebėkite, ačiū visiems. Viso geros dienos. Ačiū, Beata. Viso ačiū. Gerai. Selfis. Selfis. Ja, mes tipo vaizduojam. Mes galim ir selfį padaryti. Tai lysk, gerai. O kur mano tas telefonas? O kur tavo telefonas?